Kaip atpažinti alerginę reakciją ir ką su tuo daryti? Kas yra alergija? Tai yra kūno organizmo reakcija į dirgiklį. Svetimą dirgiklį, kuris yra nepriimtinas, netinkamas, neatpažintas ir kūnas bet kokiais būdais stengiasi jį pašalinti iš organizmo. Holistinėje medicinoje atsižvelgiama. Tai koks įvykis nulėmė, kad atsirado tam tikra alergija, gal kažkokia psichosomatinė priežastis, didelis stresas, patyrimas, tai gali būti ir mamos patirtis nėštumo metu, nulėmė, kad vaikas gimė su alergija tam tikrai medžiagai. Kas gali palengvinti alerginės reakcijas, tai mano minėti papildai, gerosios bakterijos yra sąsaja su atopiniu dermatitu, lengvesniam išraiškom. Atopinis dermatitas dažniausiai yra alergija į tam tikrą medžiagą. Sveiki visi! Šiandien pakalbėsiu tema, kuri yra itin aktuali šių laikų tėvams, bet informacija yra ne tik apie vaikus, bet ir apie kiekvieną. Alergijos. Kaip atpažinti alerginę reakciją ir ką su tuo daryti? Visų pirma, kas yra alergija? Tai yra kūno organizmo reakcija į dirgiklį. Svetimą dirgiklį, kuris yra nepriimtinas, netinkamas, neatpažintas ir kūnas bet kokiais būdais stengiasi jį pašalinti iš organizmo. Tai vienas iš šalinimo būdų, turbūt žinot, čiaudėti, sloga, akis ašaroja, kosulys, visa nosiaryklė stengiasi pašalinti, kad nebūtų. Tai dažniausiai reakcija į dulkes, į žiedadulkes, į ore skraidančius dalykus, kurie yra kaip patogenai, kaip žmogus organizmas vertina kaip svetimą, kaip netinkamą. Kitos reakcijos gali būti netgi pykinimas, vėmimas, virškinimo trakto sutrikimai. Ypač tai aktualu, kai kalba eina apie kūdikius, naujagimius, mažus vaikus, kurie dar patys savo maisto nevalgo, bet geria motinos pieną. Ir jeigu mamos maiste yra medžiagų, kurios sukelia vaikų alergiją, tikėtina, kad tai pasireikš ir kelios dienos gali pasireikšti nuo mamos suvalgymo iki patekimo iki kūdikio kūno. Tai galėtų būti reakcija į riešutus, viena iš dažnesnių, į kvietį, į pieno produktus, bet dažniau tai būna labiau kaip tam tikri netoleravimo reiškiniai negu alergijos požymiai, bet tą verta atkreipti dėmesį. Kiti simptomai gali būti odos niežėjimas, bėrimas, tai irgi vienas iš būdų, kaip kūnas šalina. Nes žinom, kad šalinimo sistemos yra kvėpavimo metu mes pašalinam nereikalingas medžiagas iškvėpdami, šlapinimosi metu, tuštinimosi metu ir oda, kaip vienas didžiausių žmogaus organų, per savo poras tiek priima medžiagas, tiek šalina. Taigi alergijos į kontaktą, net ir suvalgytą maistą, į gelimą irgi gali būti per odą. Taigi kas ta alerginė reakcija ir kas vyksta kūno viduje, kai užklumpa alergenas. Vienas iš dalykų, kas atsiranda, tai imunoglobulinas E. Tai reiškia, tam tikri imunoglobulinai reaguoja į alergeną, jų prisigamina, kad jie su tuo alergenu kovotų kaip su didžiausiu priešu. Ir jeigu darant kraujo tyrimą mes matom, kad didelis kiekis imunoglobulino E, tikėtina, kad tai yra pasekmė reakcijos į alergiją. Ir kuo didesnis, tuo tikėtina, kad arba viena yra labai ryški ir rumi alerginė reakcija, arba daug skirtingų alergenų veikdami kūną, kūnas reaguoja, sensibilizuojasi ir nori su tuo sukėlėju susikovoti. Tai gali būti labai skirtingai ir broliams seserims skirtingai reaguoti į tam tikrus sukėlėjus. Yra netgi teorija, kuriai dar trūksta įrodymų, bet holistinėje medicinoje atsižvelgiama. Tai koks įvykis nulėmė, kad atsirado tam tikra alergija, gal kažkokia psichosomatinė priežastis, didelis stresas, patyrimas, tai gali būti ir mamos patirtis nėštumo metu, nulėmė, kad vaikas gimė su alergija tam tikrai medžiagai. Nors oficialių mokslinių duomenų tam trūksta, tačiau darbas su psichosomatika, naudojant technologijas ar naudojant regresinę psichoterapiją, turi tam teigiamų rezultatų. Taip pat, aišku,
žiūrint į čia ir dabar momentą, tai nuo ko reikėtų pradėti, tai jeigu žinot, kad yra kažkokia reakcija, galima pradėti nuo eliminavimo to produkto. Pavyzdžiui, jeigu žinot, kad žmogus yra alergiškas žuviai, vėlgi priklausomai nuo kiek tas reagavimas yra, ar reiškia, kad visiškai negali būti net toj pačioj patalpoj žuvis, ar gali kaimynas valgyti žuvį ir nieko neatsitiks. Ką labai svarbu suprasti, kad tos reakcijos, kurios aš išvardinau iki šiol, jos yra sąlyginai lengvos. Yra ir kitos reakcijos į alergeną, kas vadinasi anafilaksinis šokas. Tai yra, kai taip ūmiai ir taip staigiai sureaguoja alergeną, kad gali atsirasti kvėpavimo takų nepakankamumas. Viskas užburksta, gleivinė užburksta, antgerklis užburksta ir nebepatenka oro. Tai vienas iš reakcijų. Kai užburksta plaučiai, atrodo, toks garsas būna, kaip kvepuoja žmogus, toks švilpimas. Tikėtina, kad jau yra bronchinės astmos požymiai. Bet rimčiausia yra, tai ta pati anafilaksinė reakcija, kai viskas užburksta, kai nebeikvėpsta, kai žmogus gali tiesiog greitai numirti. Taip su tokia šypsena pasakoju, atrodo tokius baisius dalykus. Kuo anksčiau mes tą išsiaiškinam ir kuo ramesni yra artimieji, tėvai, kiekvienas žmogus, mes galia nežinom visų savo reakcijų į visų vabzdžių įkandimus ir ką žinoti, kokia yra veiksmų seka, kai yra itin ūmi alerginė reakcija, papasakosiu visai netrukus. Taigi dabar detaliau apie itin ūmią alerginę reakciją, kad nereikėtų laukti video pabaigos, kad žinotumėt, ką daryti, kai ištinka anafilaksinis šokas. Tai pirmas dalykas, ką svarbu, išlikti ramiems ir šaltai reaguoti situacijoje. Pasirūpinkit, kad žmogus, kuriam vyksta alerginė reakcija, būtų saugus, tai reiškia, neturėtų šanso nukristi, susižeisti, atsitrenkti kur nors. Ir jeigu esate ne vienas, duokite nurodymus kitiems žmonėms, kad skambintų skubiai medicinos pagalbai numeriu 112, tada sekite veiksmus, ką pasakys dispečerė. Jeigu turite namuose adrenalino, arba jau žinot, kad yra žmogus alergiškas ir jisai nešiojasi adrenalino švirkštą, kuris vadinasi epipenas, žmonėms, kuriems jau yra buvusi anafilaksinė reakcija, net jeigu matot, kad įvyksta pagerėjimas, kažkas tai skiria iš artimųjų, savarankiškai suleido adrenalino, rekomenduoju vis tiek nuvažiuoti į priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, vien tam, kad šitas įvykis būtų užfiksuotas ir ateityje jums galėtų skirti kompensuojamą epipeną, nes įprastai tai yra daug brangesnė priemonė negu adrenalino ampulytės. Jeigu neturite epipeno, tačiau esat kažkokioje vietoje, erdvėje arba patys turite dėl viso pikto su savim adrenalino ampulės, tuomet rekomenduočiau nieko nelaukiant pasirūpinti, kad būtų saugus tiek vaikas, tiek jūsų artimasis, kuriam ištiko anafilaksinis šokas. Tai dar kartelį, kaip atrodo anafilaksinis šokas, kai žmogus pradeda dūsti, yra kažkoks alergenas, kažkoks tai veiksnys, kuris tai nulemia. Galėtų būti bitės įkandimas, braškių suvalgymas. Jeigu žmogus yra itin alergiškas žuviai ir riešutams, kartais tai gali būti netgi kito žmogaus, kuris ką tik valgė riešutus, pabučiavimas. Ir esu savo praktikoje sutikus asmenų, paauglių, kurių nekaltas pasimatymas baigėsi priėmimo skyriuje, nes neinformavo iš kuklumo vienas kito, kad vienas yra alergiškas riešutams ir įvykus bučiniui staigiai pradėjo tinti visas veidas ir gerklas ir pradėjo dūsti. Taigi, pradeda dūsti, turite adrenalino, ampulę geriausiai nulaužti turint kažkokią tai medžiagėlę, tada nesusibadysit pirštų patys, bet jeigu viskas labai daug streso laužia drąsiai ir tiek, turit švirkštą. Vienoje ampulė yra 1 mg mililitre. Jeigu žmogus yra 18 metų ir daugiau arba itin drūtas paauglys kaip suaugęs, galite visą ampulę ir suleisti. Leidžiama į raumenį, į sėdmenį, idealiausia sėdmenį skirstant į 4 dalis, tai viršutinis, šoninis kvadrantas. Tai tiek dešiniai, tiek kairiai pusiai į šoną. Būtų nuostabu, jeigu turėtumėt su kuo dezinfekuoti, bet jeigu vyksta
itin staigiai, nėra kitų sąlygų, durėt ir tiek žinių. Jeigu ten ir bus užkritimas, tai svarbu bus gyvas žmogus, kurį galima gelbėti nuo užkritimo, negu švariai suleista, bet truputėlį per vėlai. Jeigu yra epipenas ir žmogus jau neturi sąmonės pats susileisti, ten yra instrukcija ant paties epipeno, kaip jo naudotis, gan nesunku, nuėmus dangtį, staigiu judesiu į raumenį, geriausiai iš šlaunies raumenį, čia taip sukurta, kad žmogus galėtų pats savo susileisti į raumenį, kitam irgi galima gan drąsiai, tai tik tai neeksperimentuokit, ar čia veikia ar neveikia, nes galit patys savo pataikyti kur nors. Ir nelabai būtų gerai, jeigu pataikytumėt į rankas ar pėdas, nes tai yra gan jau smulki kraujotaka ir gali sutrikti kraujotaka iki tiek, kad kraujagysė suspazmuoja, kad nebepatenka ir gali trūkti maisto medžiagų ir deguonies, blogiausiu atveju gangrenuoti, bet čia labai jau kazuistika, labai retai pasitaiko. Taigi didelis raumuo. Rankos, petys gali būti, šlaunis, sėdmuo puikiai tinka, suleidžiat ir tikėtina žmogus atsigauna. Tai stresą įveikiam, vis tiek kvieskitės greitąją pagalbą, kad susižiūrėtų, ar tikrai viskas gerai. Jeigu nepavyksta suleidus, nebeturi oro, nebėra sąmonės, tada yra gaivinimo ABC. Jeigu tai yra jau suaugęs žmogus, tai ant krūtinkaulio arba paauglys, kuris jau yra suaugusio žmogaus konstitucijos, pasirenkat krūtinkaulio apatinį trečdalį, tiesios rankos ir darot krūtinės kompresiją, 30 paspaudimų, 2 papūtimai atlaušus galvą, užkimšus nosį ir pučiant į burną. Jeigu vaikas yra mažesnis, paprastai nuo 7 iki 12 metų, rekomenduojama su viena ištesta ranka daryti krūtinės paspaudimus. Jeigu tai yra dar mažesnis vaikas, priklausomai nuo dydžio, jeigu tai yra kūdikis, krūtinės paspaudimai eina pirštais. Bet tai čia jau atskira tema ir labai linkiu, kad to neįvyktų ir geriausia turėti mokymus gyvai, kur galit patys pačiupinėti. Gerai, tai čia baisiausias scenarius - alergijos. Grįžtant prie paprastesnių veiksnių, kai yra niežtinti odą, gali būti dilgelinės tipo bėrimas, kai tokios pūslėm nueina rankos ar kojos. Ką tokiais atvejais daryti, arba įgėlė uodas ir ština pusę veido, ar panikuoti ar nepanikuoti. Tai kai tinsta veidas visą laiką yra šiek tiek, reikia būti dėmesingiams ir stebėti, ar neplinta toliau link kvėpavimo takų. Bet jeigu, tarkim, patino akytė, šonas, didelis diskomfortas, vaikas nepatenkintas, tokiais atvejais tinka vaistai nuo alergijos. Vaistai nuo alergijos yra, vaikams yra tevegilis, klemastinas, sirupo formos, kurį galima gerti, tai yra vaistas bilastinas, kurį jau galima didesniems skirti ir tos dozuotės yra, gali būti daugiau negu viena tabletė per dieną. Nuims paburkimą, patiminimą, tai yra antihistaminis preparatas, kuris gerina būklę. Taip pat, kas yra labai svarbu, gerti skysčių, pakankamai skysčių, kad išsivalytų visi nereikalingi toksinai ir medžiagos, į kurias alergizuojama. Kas sukelia tą patinimą, imunoglobulinas E, jau minėjau, kaip vienas iš būdų pamatuoti, kitas yra histaminas. Ir kartais žmonės sako, žinot, mano vaikas greičiausiai alergiškas braškiam, suvalgė visą kilogramą braškių per vieną prisėdimą ir jį išbėrė. Tai šito atveju tai yra ne alergija, tai yra tiesiog itin daug histamino, kuris yra tose pačiose braškėse, mandarinuose arba bet kokiam maiste, kurį mes valgom labai dideliais kiekiais, susikaupia ir gali bert, gali kilti alerginės reakcijas. Grįžtant prie adrenalino, suaugusiam ir dideliem žmonėm yra visa ampulytė, 1 mg mililitre, vaikams yra, kurie sveria daugiau negu 25 kg, trečdalis ampulytės, tačiau aš dažnai praktiškai rekomenduoju, jeigu jau tokia situacija gali ištikti ir yra nerimas, prisitraukti pusę 0,5 ml ir tiesiog nesuleisti iki galo, nes iš to streso tų burbuliukų gali likti, tai kad tų burbuliukų nesuleisti, palikti šiek tiek skysčio švirkštę. Ir jeigu vaikas yra iki 25 kg, tai dar mažiau,
aišku, tada tos dozės labai mažos išeina, 0,1, reikia dalinti 10-daliais tą visą tirpaliuką, ir jeigu, tarkim, 10 kg sveriantis asmuo, tai reikėtų 0,1 tos ampulytės. Kalbant apie alergijas, itin svarbu išsiaiškinti, kam yra žmogus alergiškas. Ir jeigu alerginės reakcijos yra itin stiprios, labai svarbu suvokti, kad negali būti to maisto produkto net pėdsakų. Dėl to, kai vardinama, kad yra kiaušinio pėdsakų, pieno pėdsako, pieno baltymo pėdsako, riešutų pėdsakų, jeigu žmogus yra alergiškas, toks produktas yra netinkamas, nes tai gali sukelti alerginę reakciją. Alerginė reakcija tom ir skiriasi nuo netoleravimo, nes užtenka labai nedidelio kiekio alergeno, kad galėtų sukelti iššūkį. Ar tai būtų tas pats pėdsakas, gali būti oro patalpoje, netgi tam tikri žmonės, kurie itin jautrus tam baltymui, sureaguoja, jeigu yra toj pačioj patalpoje valgančių žmonių, pavyzdžiui, žuvį, mėsą, nes orų sklinda. Kitas dalykas, ką irgi labai svarbu pastebėti, paminėjau imunoglobuliną E ir galima daryti tyrimą, kad pažiūrėtumėm, ar yra kažkokių polinkių alergijas. Taip pat iš bendro kraujo tyrimo eozinofilai irgi parodo polinkį alergijas, tačiau šitie du rodikliai, žinau, dar su kuo siejami. Nepatikėsit, su parazitais mūsų žarnyne. Tai kartais gali būti, kad mes turim kraujo tyrimuose tokius rezultatus ir įtariama alerginė reakcija, nes yra ir odos niežulys, gali būti virškinimo trakto diskomfortas, kvėpavimo takų simptomai, kosulys, ir tai gali būti sukelta helmintozės, parazitinių kirminų buvimo žarnyne. Tai jeigu kalba eina apie mažus vaikus arba šeimas, kurios turi augintinių, nesvarbu, kad yra katinėlis, kuris į lauką neišeina, viskas labai tvarkingas, prausias ir panašiai, vis tiek tai yra šaltinis kirminukų kiaušinių. Ir mažiem vaikam tų spalinukių, entero kiaušiniukų gali būti tikrai labai dažnam ir nebūtinai matyti išmatose kiaušinių pėdsakų, nes kai kurie gali būti tiek mikroskopiniai, kad tik tai po mikroskopu galima pastebėti. Tai jeigu yra rizika, rekomenduoju profilaktiškai, galite netgi epizodiškai naudoti pelyno, karčiokiečio, gvazdikėlių, įvairių žolelių, kurios turi savyje kartumo, mišinius, plus sugeriančios toksinus medžiagos, tokius kaip angliukas, aktyvintoji anglis arba silicis, kuris sugertų toksinus, tai galėtų būti kaip prevencinė priemonė. Jeigu jau yra didesnė įtarimas, tyrimai rodo, tam tikros metodologijos rodo, išmatose pastebėt, tada jau rekomenduočiau gerti vaistų. Netgi savo darbe, kur dirbu su technologijomis, kur mes nenaudojam vaistų, prieš helmintus, prieš kirminus, dažniausiai efektyviausias gydymas yra medikamentai. Ne taip kaip prieš kitas ligas. Ką dar svarbu žinoti, kai yra alerginės reakcijos? Tai galima yra gydymo būdai prieš kvėpavimo takų alerginės reakcijas, tai yra imunoterapija, kuri taikoma prieš pat sezoną, o mano paminėtoje klinikoje mes irgi taikome prieš alerginės terapijas ir tiesiog labai skatinčiau ieškoti būdų, nepasiduoti, kaip palengvinti vaikui gyvenimą, savo gyvenimą, jeigu pats turite alergijų. Tai ir eliminuoti, bet ir ieškoti sprendimų. Jau minėta ir psichoterapija irgi galėtų palengvinti tam tikras alerginės reakcijas. Ir netgi bronchinė astma, kuri dažnai sakoma vaikai išauga, irgi turi glaudų ryšį su, ne tik su alergenais, bet ir su emocinė būsena, nes tie vaikai, kurie yra linkę daugiau nerimauti, išgyventi, kurio savivertė yra žemesnė, yra labiau linkę turėti bronchinę astmą, kaip bebūtų įdomu. Ir kitas dalykas, kas gali palengvinti alerginės reakcijas, tai mano minėti papildai, gerosios bakterijos yra sąsaja su atopiniu dermatitu, lengvesniam išraiškom. Atopinis dermatitas dažniausiai yra alergija į tam tikrą medžiagą. Taigi apibendrinu, tikiuosi, kad peržiūrėję šitą video jums šiek tiek lengviau ir drąsiau gyventi, žinant, kad yra būdų, kaip įveikti alergijas, žinant, ką daryti ištikus sudėtingai situacijai, kai
atrodo, pirmiausia, ką norite daryti, tai bėgti, slėptis ar būti išsigandusiam, kad išliktumėt ramus ir darytumėt teisingus veiksmus, kad visi būtų saugus ir išgyventų tas, kam yra sunkiausia tuo metu. Tai linkiu džiaugsmingai ir energingai pasitikti kitą dieną turint šitas žinias.